Labą dieną, bedarbiai! Su džiaugsmais. Nu, pakeliam rankas, kam reikia pašalpončiai. Labai gerai, labai gerai. Bet jūs čia visą armiją susidaro, tai jūs galvojat, kad čia valstybė gali tiek išmokėti, iš ko tada mokės dirbantiems, tokiems kaip aš. O tu, senuko, tu nekeli rankos. Man reiktų ne ant švenčių. Jeigu ponas direktorius galima anksčiau, mano šiandien vardo diena. O be to aš veteranas, seniausiai čia vaikštau. O šitie du, tai dar be kelnių vaikščiojo, kai aš čia lankiausi ir prašiau pašalpus. Taigi... Žilagalvis Sniečkus razошелся. A ką tu sau leidi, strybagalvį? Kolaborantas? Kaip tu gali žinot, kur aš kada be kelnių vaikščiojau? Pas manęs visada buvo kliošai iki žemės ir gėlėti marškiniai, iki sėklidžių, iki kelienių. Supratai? Ramiai, vyrai, ramiai! Gerbkit vienas kitą taip, kaip aš gerbiu jūs. Ko tu ten šauki dabar? O prisiminimais apie kelnes pasidalinsit vėliau. Šaukiamat. Darbo birža jums dovanoja O ko tu rėki ant žmonių? Palauk! Kodėl tokia isteriška laida gaunasi? Kaip darbo birža visą laiką kažkas turi susinervuoti ir rėkti. Nervai nelaiko. Jeigu jums gerbiamas direktorius nervai nelaiko, jūs meskite savo tą kompiuterį, kad kai visą laiką atrodo juokingai. O jeigu ne, susikaupkite ir padarykite savo darbą iki galo. Nebandote mesti kompiuterio. Jisai kainuoja valdiškus pinigus. Ir visada... Gerai, stop! Dabar aš jums pasakysiu. Darbo birža jums O ko dovanoja... jūs vėl šaukėte ant žmonių? Gerai, stop! Palaukit, po velnių! Jūs insultą gausite. Jūs toj gausit mikroinfarktą ir insultą. Opa! Tarp kitko, prie moterų nebūtina daužyti kompiuterių, ponas. Taip, ir šaltesnius nervus gerkit. Savo kompleksus ant mūsų bedarbį varot, jūsų libido visai išprotėjęs. Jūs esat durnius. Tai čia eina be paminėjimo, bet kas pats toks esate, man įdomu. Gerkit nuo nervų arbatą. Kartuoju! Darbo birža jums visiems dovanoja po vieną pakvietimą į diskoteką Kamper 30. Čia tam, kad nesinervuotumėt, nes pašalpos vėluos. Va. Nu, dabar apie darbus. Taip, ką rodo mano kompiuterinė laikmena. O Lietuvoje darbo yra labai daug, o trūksta darbo rankų. Tai va dabar mes pažiūrėsim. Taigi, Vaškinių figūrų muziejui reikia modelio panašaus į chunveibiną. Matau, tokių nėra. Alkoholinių gėrimų parduotuvė reikia kroviko blaivininko. Nėra. Bulkų kepikla pageidauja aguonų barstytojo. Čia toks va. Atrodo, radau. Vilniui žiauriai trūksta taksistų. Automobilį duoda, o kas nors teisės turit? Jei tiktų seno pavyzdžio pažymėjimai, tai man tiktų šitas darbas, nes karo metu aš vairavau tanką, o po karo aš buvau traktoristu. Ir dar atsimenu, jisai vieną kartą paną pavežė iki kaimo, tiesa, kiek pajuodusi buvo, bet sakė, visą gyvenimą šitos kelionės neatsimenu. Nepamirš. Taip, iš traktoriaus į naują Mersą. Как только, так сразу. To, kai tramvajų įrengs Vilniui, tada ir prašykis. Jo, tramvajų tai bent nereikia žiūrėti, kur važiuoji. Česlovas, jamam dirbsim šiltnamio sąlygom, galėsim padušmaninti, savaitgaliais plafonus nusiimsim, užsikalsim babkių, galėsim mergų kirkinti. Aš žinau, Rokantiškėse vieną vietą, kur galima mergas. O mergos man irgi patinka. Nu, tugi gerai žinai miestą, aš taisyklės, tu vairuoji gerai. Jamam šitą darbą. Mes jamam šitą darbą. Ponas direktorius, galėsim ir jūs pavežti pusę kainos, taip sakant, savo sąskaitą. Ir šitos išgamus irgi galėsim pavežioti. Ir, kaip sakant, kai gaus pašalpą su 20% nuolaidą. Nu tai gerai, tai ir keliaukit, tada tik nepamirškit, kada reikės
prieš vairavimą ir egzaminą išlaikyti, dabar viskas ten griežtai ir užsienio kalbą reikia mokėti. Nėra dar tokio... Ir istorijai gaudytis reikia labai daug ką žinot prieš norint sėst. Istorijos? Tai čia kur apie Basanavičių ir Želigovskį? Dar nėra tokio egzamino, kurio bronius būtų neišlaikęs. Kelkis, seniai. A įdomu, taksi leis mašinoj smirdėti, ne, kad, pavyzdžiui, rūbai mano neplauti, tai aš smirdėsiu. Nu tai smirdėsit, rūkysim red white ir kalbėsim su baisiu rusakalbišku akcentu. O rusišką radiją galėsiu paklausyti? Be abejo, žinoma. A einam. Sudėsim Šufutinskį ir Želigovskį. Oi, šitą. Зеленоглазая такси, меня отвези. Iki malonaus visiems, tai mes tada varom.